Džiaugiamės bendrų konferencijos lygių. 5 metai mes jau kartu kaip bendruomenės dalis. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad per šios 5 metus Lietuvos verslas, Lietuvos visuomenė, verslo visuomenė labai konsoliduojasi. Konsoliduojasi tam, kad iš esmės įtikinti politikus ir įtikinti mūsų bendruomenės ir visuomenę, kad mes turime būti patys pasiruošę gyvendinti tą šią straipsnį. Tai šis verslo forumas man pasirodė, nepaisant visų sudėtingų rimtų temų, labai nuotaikingas, linksmas ir įžvalgus. Norint priimti kokybiškus sprendimus, reikia indėlio iš įvairiausių sričių – politikos, ekonomikos, verslo ir kitų. Ši konferencija yra ta, kuri būtent tai ir subūrė, tad jos lygis, pasirengimas, technologinis potencialas ir parodo, kodėl šis renginys yra toks svarbus Lietuvos verslo bendruomeniai, bet ir kur kas plačiau. Man ypač gerai jaučiasi pati dinamika ir energetika visame renginyje, pagal tai, kiek žmonių yra ir kiek noriai visi eina kontaktuoti ir aptarinėti svarbius klausimus. Verslo forumas man šiemet apie tai, kad pagaliau organizacijos supranta, kad jos turi inovuoti ir dirbti kūrybiškai. Aš daug dirbant su organizacijom girdžiu, kad mes turim kurti inovatyvią kultūrą ir tikiuosi, kad tikrai padarysim proveržį. Čia bendruomenė ta, kurioje generuojasi geriausios idėjos ir galime pasidalinti savo ir pasiekimais ir iššūkiais. Įdomu čia, smagu. Man toks asmeninis įdomus yra sutapimas, tai kad aš šiam verslo forumui pirmą kartą nuo pandemijos pradžios nusipirkau naują kostiumą. Tai jisai labai, manau, ir koreliuoja su gera Lietuvos ekonominė padėtimi, su gerais lūkesčiais, augančių vartojimų, visą tai, ko negali pasigirti ir kitos kaiminės valstybės. Aš noriu pasakyti, kad verslas Lietuvoje keičiasi, atsiranda naujų žmonių versle. Kiekvienais metais aš pastebiu, kaip auditorija jaunėja, nebūtinai amžiumi, bet energija. Energija skleidžiasi, Lietuva klesti. Ir geriausiai tas justi būtent tokiuose forumuose. Aš stebiuosi, kaip kasmet šita auditorija ne tik auga, bet ir keičiasi. Ir jeigu pasižiūrėtume į diskusijų turinį, aš drįstu pasakyti, kad jisai kasmet vis brandesnis. Man verslo forumas tai yra vieta, kur galima susitikti seniai matytus žmonės, dėl to, kad iš tiesų labai retai pasitaiko proga, kada galima rasti galimybę tiesiog susitikti ir pasikalbėti. Man svarbiausia, kad aš žinau, kad šiame verslo forume aš rasiu visus žmonės, kurie man įdomus, kurių mintis ir nuomonė man yra įdomi. Nes į Lietuvos verslo forumą, jie visi jaučia pareigą ateiti. Ir čia randi žmonės, kuriem neprisiskambinsi, nepagausi, nesusitiksi savaitėm ir mėnesį. Bet jie tikrai bus Lietuvos verslo forume. Nes jeigu mes viską vertinam, kaip kažkas pasakė, tik nuo darbo stalo, tai tada turim labai tokį siaurą ir ribotą supratimą, kas tai yra dabartinis verslas, dabartiniai visuomeniai. Bet kada tu matai žmonių iš įvairių verslo sričių arba iš kitų visuomeninių sričių, tai tas tau padeda susivokti, kad tu esi teisingoj krypty, kad tu gerai supranti šiuolaikinę visuomenės sandarą ir verslo, aišku, įtaką visuomenės vystymui.